Labas, aš Šarūnas, šiandien Boxing laida Laisvės televizijos X YouTube kanale ir šiandien pašnekėkime apie tos kompiuterius, apie kuriuos gana retai mes patys čia šnekam, apie tos, kurie galbūt turėtų pakeisti jūsų stacionarius kompiuterius namie, bet dažnu atveju niekas to nenorėtų daryti ir turi savo nuomonę apie juos, tai apie juos ir būtent pašnekam. Važiuojam. Taip, tai šiandien stalo turim MSI'aus GE78HX Raider. Wow, tikrai nuo liežuvio nusirita labai lengvai šitas pavadinimas šito kompiuterio, bet iš esmės Raiderio serija visą laiką buvo ta, kuri yra viena iš galingesnių MSI'aus būtent ekosistemoje, ką jie gali į rinką pasiūlyti. Ir būtent 78 GE variantas yra tas, kurį galvotų MSI'us, kad jūs galėtumėt pirkti tam, kad pakeistumėt savo stacionarių kompiuterį. Ir šiuo metu mes galėjom pasirinkti iš dviejų variantų, kuriuos čia gauti. Vienas iš vis yra nesuvokiama kaina, kompiuteris už 4800, ne buvo. Vienas, kuriame i9, tas pats, kuris ir čia, 13 kartos 13900HX, šiam 4 GB RAM, 4 terabaitai 2x2 raidė stovintis SSD ir 4090 plokštė ir 4800 yra labai didelė pinigų suma, todėl nusprendėm paimti šiek tiek pigesnį. Ta patį procesorių mes čia turime, mes turim 16 GB RAM, mes turim 4070 plokštę ir 2 terabaitus SSD ir jau kaina bent jau krenta žemiau 3000 ir dabar, būtent šią dieną, kai filmuojame šitą epizodą, tai kaina šito dalyko su Topo klubo narystė, galima įsigyti šitą kompiuterį už 2400 €, jeigu neklystu. Tai jau priartėja prie to, ką žmonės, galbūt ne kiekvienas, bet kažkurį žmonių tikrai gali išleisti, nusipirkti nešiojamam kompiuteriui. Ir daugelis iškart pasakytų, kad už tokias kainas aš susirinkčiau stacionarių kompiuterį ir turėčiau kažką kitą galbūt darbui. Galimai, taip ir yra. Jeigu kalbėtume apie tą brangesnį variantą, tai 100% aš sutikčiau ir netgi dar liktų pinigų. Kalbant apie šitą, jeigu žiūrime 2400 € kainą, mes turime 4070, Cam 7 desktopinė versija apie tarp 700-800 kažkur buvo, ne, kaina. Tai jau trečdalį kainą sudaro plokštė, priklauso kokius kitus komponentus imsite, be abejo, jeigu imsite i9, būtent kažką panašaus kaip čia, tai matyt atsistos viskas į panašią kainą, bet jeigu imsite šiek tiek pigesnius, žiūrint be abejo, ką veiksite, galbūt ir užtektų pinigų ir nešiojamam mažam darbiniam kompiuteriui nusipirkti. Bet kaip ir visada, didžiausias klausimas, ar nešiojamas kompiuteris gali pakeisti stacionaro, tai šiais laikais tikrai tai gali padaryti, klausimas už kokią kainą. Tai va, tai mes MSI'ų čia turime ant stalo Raiderį, kaip ir minėjau, 7.8. Čia mes turime 17 colių nešiojamą kompiuterį su 1100p ekranu, kas šiek tiek galbūt nestandartiško jaučiasi nešiojamų kompiuterių rinkoje žaidimams skirtų. Dažniausiai turime šiek tiek siauresnio formato ekraną, čia jisai yra šiek tiek platesnis, gal visai ir fainiau atrodantis ir prie jo šiek tiek reikės priprasti, bet tie, kas dirbs, tarkim, ne vien tik tai žais, tikrai pajaus visai neblogą skirtumą, kiek daug medžiagos telpa, tarkim, aukštesniam ekrane. Kas liečia patį kompiuterį, jo pagaminimo kokybę ir kaip jisai yra sutvertas ir kaip surinktas, tai tikrai Raideris GE78 pasižymi savo tvirtumu ir metaliniu korpusu, kas iš karto parodo, kad reikės kažkokią pašluosę turėti šalia, jeigu norėsite išlaikyti savo nešiojamą kompiuterį švarų ir kad tai yra žaidimams skirtas kompiuteris, galima suprasti iš tų visų 1480 milijonų ledų, kas yra sugrūsta čia į priekį, gražiai atrodo. Tikrai gražiai atrodo. Kaip ir minėjau, sutvertas kompas labai fainai, to judesio kažkokio tais pačiame korpuse daug nematyti, netgi spaudžiant ties viduriu klaviatūros per didelis išlinkimas nesimato, nesijaučia tiksliau, kas liečia vyrius, vyriai yra šonuose, du dideli tvirti vyriai ekrano ir pats ekranas per daug nejuda ir tikrai tvirčiau atrodo negu praeitų metų modelis, kas yra žiauriai sveikintina ir be abejo tai daro įtaką kainai, kurią mes turime tą galutinę. Bet kas liečia klaviatūrą labai standartinė MSI'aus RGB klaviatūra, SteelSeries, jeigu neklystu, padirbėję yra prieš tos klaviatūros ir mes turime galimybę įsijungę SteelSeries programinį įrangą, susireguliuoti viską kaip norime ir
Ar tai yra patogi klaviatūra, tai reikėtų spręsti kiekvienam žmogui, matyti atskirai. Tie, kas, pavyzdžiui, kaip aš, dirbantis su MacBook'u, pagrindė kiekvieną dieną gana lengvai galima priprasti prieš tos klaviatūros. Tie, kas dirba, tarkim, su kompiuteriais ir naudoja standartinę prijungiamą klaviatūrą, šiek tiek daugiau reikės laiko priprasti, nes vis tiek kitaip mygtukai šiek tiek tarpai tarp jų kitaip išdėstyti ir gali būti sudėtinga. Kas liečia tapšnoklį pačio kompiuterio, sąlyginai jis yra didelis, kaip žaidimams skirtam kompiuteriui, stiklinis paviršius, viskas su juo yra tvarkoje, bet greičiausiai tu jo vis tiek nenaudosi. Nes prie tokio kompo, kuris galimai keičia tavo stacionaro, greičiausiai jungsi ir pelytę arba ir pelytę ir klaviatūrą ir tuo pačiu monitorių. Mes turime elektrai pajungimą dedikuotą, mes turime ir HDMI pilną jungtį, mes turime pilną SD kortelę jungtį, mes turime keletą Thunderbolto jungčių, USB Type-C, mes turime ir dvi, jeigu neklystu, čia jo USB Type-A jungtis. Tai jungčių komplektas yra tas, kurio greičiausiai tikisi kiekvienas tokio dydžio kompiuterį ir tokios galios kompiuterį, kad galėtume pajungti kelis ekranus, SD kortelės įsidėti, kad galėtume perkelinti medžiagą, nes tikrai ne vien tik tai žaidimams gali būti skirtas šitas kompiuteris. Taip, kalbant apie MSAus įdėtus dalykus, tai be abejo overboostas MSAus, be abejo mes turime cooler boostą, technologiją, kuri palaiko šaltą šitą kompiuterį ir galiu pasakyti, kad ventiliatoriai ūžia labai garsiai, bet kas yra faina, kad jisai su to kaitra susitvarko ir pakankamai gerai. Tai tuos rezultatus, kuriuos gavome, tikrai parodysime ir kaip atrodė ir kokios temperatūros buvo vienu ar kitu momentu dirbant pačiam kompiuteriui. Kas yra dar fainas su šito kompiuteriu, kad pernai metais, jeigu neklystu, modelis buvo labai nuskriaustas su baterijos talpa. Šį kartą mes turim 99,9 Wh šitam kompiuteriui ir netgi dabar mes jau, kai padarėm visus testus, nuėmėm jį nuo laido ant baterijos ir galima dirbti su juo tiesiog paprastai. Tuo pačiu galima krauti ne tik su dedikuotu įkrovikliu, kuris pridedamas komplektacijai, bet tuo pačiu galima krauti ir su USB Type-C. Jeigu turite kažkokį pakrovėją 30-60 W, jisai paims energijos, be abejo, žaisti ar pilnai naudoti grafikos plokštės, kurios naudoja virš dabar, man rodos, 130 W, jeigu neklystu, čia jinai yra. Tai jūs nepažaisite, bet palaikyti patį kompiuterį tikrai visai dienai galėsite. Ir plus baterija ofiso darbam gali išlaikyti apie 5 valandas, kas yra sąlyginai gerai būtent tokio tipo kompiuteriui. Ir jeigu nenorit nešiotis tokio monstro, kuris yra, kiek čia mes turime, 280 W pakrovėjas, kad palaikytų ir i9 ir būtent grafikos plokštę, kurią mes čia turim, tai galima nešiotis ceškę ir palaikyti šitą kompą. Kaip ir minėjau, šiais laikais jau galima sakyti, kad tokie kompiuteriai gali pakeisti stacionarius, nes tos tradicinės disciplinos žaidimai, tarkim, jie kai kurie nereikalauja labai didelių resursų iš nešiojamo kompiuterio ir jie labai tvarkingai veikia ir kartais netgi gamintojai suderina komponentus geriau negu tu pats galbūt suderintum pirmą kartą ar antrą kartą rinkdamasis savo stacionarų kompiuterį. Čia mes ką turime? Mes turime, kaip ir minėjau, i9 13980HX ir 4070 RTX. Kas yra cool turint jau šitą vaizdo plokštę, kad visi rezultatai, kuriuos mes gavome, tarkim, ir jeigu žaidimas yra pritaikytas 4 kartai, mes galime pasinaudoti Nvidios technologijomis, kurios šiek tiek kompensuoja žaidimus, kurie galbūt pastatyti yra grinai ant procesoriaus veikimo ir tada pasinaudoti grafikos neišnaudotą galia, pridėti prie to ir tikrai gaunate visai geresnius rezultatus, kartais netgi 30 ar 40%. Žinau, kad Cyberpunk'e galima tą panaudoti dabar iš tų žaidimų Unbox eta Laisvės TV. Ir tuo pačiu testą mes darėm ir mums parodė tokią lentelę Unbox eta Laisvės TV paštą. Tai jaučiu čia, kad jum siūs laiškus, greičiausiai ne, aš nežinau, jaučiu šitas. Protingas šitas kompas. Unbox eta Laisvės TV gali siūsti savo klausimus, mes pabandysim į juos atsakyti. Kas mėnesį darome tokias laidelės, tai siūskit. Be abejo, reaguojam ir į komentarus, kuriuos paliekat po video, juos irgi peržiūrim ir pabandom taipogi į juos atsakyti. Tai va, tai pasidarėm 3D Marko testą, mes darėme ant Full HD jo testą, 1440p ir rezultatas 12864, kas yra labai average, palyginus su tais, kas kiti darė, tarkim, testus šito dalyko ir mes darėme testą, TimeSpy testą, versiją 1.2.
Ir galima pamatyti, kad veikimas, kiek mes čia laiko, 5 minutės veikia testas. Šiaip realiai kompiuterio procesoriaus ir grafikos plokštės temperatūros buvo labai panašios visų metu. Apie pusę minutės praėjus pakilo iki tos temperatūros, kur jinai visą laiką sviravo tokia pati, labai garsiai užė, dar kartą noriu pasakyti, bet temperatūros matau apart pačio paskutinio momento, prieš pat išsijungimą, nežinau, gal spėjo kūleris išsijungti anksčiau, neįsivaizduoju, bet buvo pakilę vienai, gal 2 sekundėm iki 90 laipsnių CPU temperatūrą. Ką dar padarėme greitą, nors ir senas galbūt Shadow of the Tomb Raider testas, bet jisai visai tvarkingai parodo dalykus. Mes darėme ant high grafikų, DirectX 12 įjungtas, rezoliucija 1600p ir full screen mode darėme ir rezultatas yra apie 110 kadrų per sekundę, būtent su tokiais nustatymais, ką mes čia turėjom, irgi visai cool. Procesorius neviršijo 60, šiam 4 daugiausia matau apkrovos ir visą laiką irgi buvo didžiausia temperatūra, matau, buvo 81, labai trumpai ir iškart nukrito apie 70, 72, 74, būtent darant Shadow of the Tomb Raider testą. Tai žodžiu, kas liečia karštį, tikrai labai gerai susitvarko, tol kol naujas, kol neprilinda jūsų plaukų nuo lovos ir taip toliau, viskas tvarkoja. Jeigu prižiūrėsit kompą, tai išlaikys, ausinės greičiausiai turėsit ant savęs ir jeigu naudosit garsų malšinimą iš išorės, greičiausiai negirdėsit to ūžesio. Bet yra kaip yra, jeigu nori išlaikyti komponentus šaltesnius, turi paaukoti kažką. Klausimas, kada turėsi būtent tokios platformos kompiuterį su tokiais komponentais, kurie ryja 280 W pilna apkrova, dėl to reikia tokio didelio įkroviklio ir turėsi tylų kompiuterį. Klausimas tik tai, matyti, čia jau jums būtų, ar tikrai jūs pirktumėt tokį dalyką, jeigu reikėtų pakeisti savo stacionarų, o galbūt šitas produktas yra skirtas tiem žmonėm, kurie neturi galimybės ar pasistatyti stacionarų namie, ar jiem būtinai reikia galingo kompiuterį, kurį galėtų pernešti iš vienos vietos į kitą, nes šitas kompiuteris nėra nešiojamas, jis yra labiau pernešamas ir labai mėgstu šitą vartoti frazę. Tai vat. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot ir jeigu norėsite įsigyti būtent MSI GA78, galite paspausti nuorodą video aprašyme, nueiti to paciento elektroninį parduotuvę, užsakyti ir džiaugtis gerų daiktų ir išleidus pinigų.